pavyzdžiui, sako, aš jaučiu, kad dabar tiek blogai jaučiuosi, kad galiu prišnekėti to, ko paskui gailėsiuosi. Tai man reikia tarpelį. Bet čia jau labai sąmoningumas. Sąmoningi, bet mes vis tiek galim to siekti. Dabar kitas dalykas, jeigu nespėjai fiziškai pabėgti. Fiziškai pabėgus, beje, dar reikėtų netoliau save užvedinėti. Dar ir taip gali būti, ir taip daro žmonės. Bet ventiliuotis kažkaip, tai ventiliuotis. Na, nežinau, išėjai tą miškelį, paspardi kokį medį, paskambink kokiai draugiai, pakeiks, koks baisus ten tas vyras, ar ten, nežinau, Anyta, ar kas. Tai taip sąmoningiau truputėlį su to pykčiu. Na, išjausti jį, kad jau tu grįžtum truputėlį prasivalęs. Bet kitas dalykas, daug dažniau mes jau pamatom, kad nesąmonės darom, jau pradėjo konfliktuoti. Jau pradėjau sakyti, kaip čia koks kitas blogas. Tai šitoj vietoje irgi dar galima pasišukuoti, galima tenktis kalbėti žodžiais aš, o ne tu. Aš įsiutau, man bloga, aš kenčiu. Bet tik tai nesakyt, kaip tu privertei mane, aš jaučiuos nevertinama, nes čia jau sakai, tu blogas, nes nevertini, tu mane privertei kentėti, bet faktiškai likti ties savim ir vardinti visus savo jausmus, kaip aš blogai jaučiuosi. Ir dar labai svarbus dalykas yra paaiškinti, ką man reiškia, kodėl aš taip blogai jaučiuosi. Na nežinau, pavyzdžiui, ir tas paaiškinimas vis tiek turi save suprast, kad turėtum ką pasakyti.